Aš niekada gyvenime nesutikčiau iš pagarbos savo pakeisti religijos, liksiu krikščionimi iki mirties. Mes musulmonai turėtume prisimti atsakomybę. Nepakanka pasakyti, kad šios grupuotės nesusijusios su islamu. Nepaisant to, kas įvyko, Irakas yra mūsų žemė, mūsų namai, mūsų prisiminimai. Manau, kad Libano likimas gali pakrypti, bet kuria linkme ir Libanoje ateityje kils daug problemų. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Sirijoje 3 metus trunkantis karas ir teroras privertė šimtus tūkstančių skirtingų kultūrų, religijų ir socialinės aplinkos žmonių bėgti nuo siaubo. Pradėjusi persekiojimą Irake, o vėliau išplitusi Sirijoje, teroristų grupuotė pasiskelbusi Islamo valstybę, arabų kalba Daesh ypatingai žiauriu būdu puldinėja religinės mažumas. Jie taip pat save laiko jezidžiais, tautele besilaikančia iš senovės Irano kildinamos religinės srovės. Jie taip yra nusistatę prieš krikščionis, kad šių namai staiga tapo paženklinti raide Nun, kuri reiškia Nazarietis. Tai paženklinti tie, kurie priklauso Jėzui Kristui. Nuo tada krikščionis turi 3 išeitis: mokėti didžiulius mokesčius tam, kad turėtų teisę pasilikti savo namuose be užtikrinto saugumo, arba išsižadėti savo tikėjimą ir priimti musulmonų religiją, arba pabėgti gelbstint savo gyvybę. Šiomis aplinkybėmis Libanas, arabiška šalis, kurioje gyvena daug krikščionių, dažnai yra vienintelė išgyvenimo viltis. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Dauguma Libano krikščionių priklauso Maronitų bažnyčiai. Jos įkūrėjas šventasis Maronas, asketas, gyvenęs 4 amžiuje Sirijoje, netoli Antiochijos, subūrė aplink save mažas mokinių bendruomenės. Juos patraukė jo dvasingumas, paremtas Chalkedono susirinkimu. Jie buvo prisirišę prie aramėjiškos tradicijos, kuri gyvavo tarp vietinių gyventojų. Prasidėjus persekiojimams, dauguma tų bendruomenių rado prieglobstį Libano kalnuose, kur buvo įsikūręs jų patriarchas. Užgimusi vienuolių tarpe ir pirmiausia jų išsaugota Maronitų liturgija turi gilę senojo dvasingumo žymę. Ji kupina atgailos ir eschatologijos.
taipogi bendruomeninė ir nestokoja populiarumo. Įtikinti šios pasipriešinimo prieš užpuolikus patirties, dabar jau Libano krikščionių savo ruožtu priima pabėgėlius iš Irako ir Sirijos. Mes atvykstame pas Mariją. Marija yra sirų pabėgėlė su savo 4 vaikais apsistojusi Beirute. Ji pabėgo iš Daros miesto, kur 2011 m. kovo mėnesį prasidėjo revoliucija prieš prezidentą Asadą. Mes pasirūpiname, kad būtų pakeistas jos vardas, nes tik taip jis sutiko mus priimti. Marija tikisi vieną dieną surasti savo vyrą, kurį 2011 m. rugsėjo mėnesį neaiški teroristų grupuotė paėmė įkaitų. Neseniai jis buvo paleistas už išpirką, kurią surinko šeima ir kaimynai. Jis turi reguliariai prisistatyti vietos policijos poste, nes išvykti iš Sirijos ir susirasti saviškius jam yra uždrausta. Buvo manoma, kad jis dingo. Lijo kulkomis. Kai mano 6-metė duktė surinko kulkas, jos buvo deginančios. Nuo 2011 metų, nuo įvykių pradžios, viešpats mus saugojo ir globojo. Viešpats tikrai mūsų neužmirš. Viešpatie, tu paruoši mano kelią, nes aš nieko neturiu. Situacija Libane yra labai sunki, nes šalyje labai daug pabėgėlių iš Sirijos, kurie sudaro daugiau nei 1/3 Libano gyventojų. Kalbama apie 1 600 000 pabėgėlių iš Sirijos. Taip pat turime dar vieną didelę problemą – Daesh įsiveržimą bei tarptautinės bendruomenės tylą ir visišką Arabų lygos tylą. Labai gaila, bet krikščionys yra persekiojami, jie migruoja ir kenčia vien todėl, kad jie krikščionys. Ninivos lygumoje ir Mosule bažnyčios yra tuščios. Šiuose bažnyčiose ir vienuolynuose nevyksta pamaldos, neaukojamos šventos mišios. Didelė gyventojų dalis yra palikta be pagalbos ir jie atvyksta per tarptautinį Beiruto oro uostą. Išgirdome šūvius ir mums buvo pranešta, kad Daesh žmonės prisertino. Tada mes iškart pabėgome iš namų. Nusileidome į parką vadinamą Sesinė Duhok ir praleidome ten vieną pragarišką mėnesį. Paskui mes nuvykome į Eribilio oro uostą, o iš ten į Beiruto Hariri oro uostą. Tai buvo rugsėjo 9 diena. Iš pradžių galvojame, kad tai baigsis po 2 ar 3 dienų ir kad mes sugrįšime. Tačiau taip nebuvo. Ir viskas klostėsi tik blogiau ir blogiau. Taigi buvo baisus mėnuo, kol mes atvykome į Libaną. Mano žmona sakė, jog nori sugrįžti patikrinti namus, bet aš jai atsakiau, palik tos namus, aš tave atlydėjau, kad tu išsaugotum savo ir sūnaus orumą. Aš negalėjau nieko pasimti iš namų, tik pasus ir gimimo bei krikšto liudijimus. Ne tik aš, bet ir visi žmonės, kurie yra čia. Kraštas yra nusiaubtas. Ar jūs turite vaikų? 2 mergaitės ir 2 berniukus. Šiuo metu aš laukiuosi. Dievas yra dosnus.
Nes tik jis duoda. Dievas yra dosnus, teesie jo valia. Teroristai viską atėmė iš mūsų namus, mūsų įrankius, mūsų papuošalus. Jie nieko nepaliko. Jie paskelbė mečetėse, kad visi krikščionys turi palikti Mosulą. Taigi mes išvykome. Nebeturime nieko, net namų dokumentų. Jie viską iš mūsų pavogė. Turime tik drabužius. Tai nepakeliama tragedija. Mums greitai gims vaikas. Kokiais drabužiais mes jį aprengsime? Kaip chaldėjų vyskupas, aš čia atlieku savo pareigą ir džiaugiuosi darydamas tai, ką galiu. Pagalba, kurią teikime pabėgėliams, yra milžiniška. Per šios 4-5 paskutinius mėnesius atvyko daugiau nei 1500 šeimų. Norint juos aprūpinti būtiniausiais dalykais kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę ar kiekvieną mėnesį, maisto daviniu, kažkuo jų namams, padengiant mokslo ar sveikatos išlaidas, kas mėnesį mums reikia $2 milijonų. Taigi, kai man užduodamas klausimas, o ką daro bažnyčia, aš atsakau, aš darau. Kita artimųjų rytų bažnyčiai svarbi vieta yra mergelės Marijos šventovė ant Harisos kalvos. Šiandien Libano, Irako ir Sirijos gyventojai, ar tai būtų krikščionys ar musulmonai, lanko vieni kitus ir kartu meldžiasi už taiką. Iš tiesų Marija turi ypatingą vietą Korane. Elija Bashar yra chaldėjas jau 5 metai, kai pabėgęs į Libaną. Kiekvieną šeštadienį jis priima katachezei 150 irakiečių vaikų. Mūsų tikslas yra paprastas, mes norime, kad Dievo žodis būtų pažintas ir kad jie atrastų Jėzų. Mes esame krikščionys ir mes esame taikos žmonės. Kilę iš Mesopotamijos, mes norime, kad ši taika pasklistų po visą regioną. Mes galvojame ir apie tuos, kurie mus persekėja, nes žinome, kad galiausiai nugalėsim. Daesh žmonės atvyko naktį su ginklais. Mano broliukas buvo labai išsigandęs. Ar tu norėtum kažką pasakyti Daesh žmonėms? Tai Dievas jiems atleidžia. Visuomet meldžiamės. Mūsų viltis tik Dievas. Dievas yra mūsų gyvenimo šaltinis. Jei prarandame maldą, prarandame gyvenimą. Dievas yra su mumis. Jis mus saugo net pačiu sunkiausiu metu. Kai bėgome virš galvų, matėme sviedinius ir raketas, bet Dievo ranka mus saugojo. Dievas visuomet yra greta. Labai sunku, kantrybė turi ribas. Tai nėra paprasta. Solidarumas yra tas raktinis žodis, kaip ir Maronitų parapija Bikfajoje, atverianti savo duris Irako jaunimui. Pajutome pareigą pasirūpinti pabėgėliais. Mes pradėjome rinkti maisto produktus ir taip galėjome pamaitinti 150 šeimų. Pakvietėme chaldėjų vyskupą, nes didžioji dalis irakiečių yra chaldėjai. Vyskupui atvykus šventėme šventąsias mišias chaldėjų ir maronitų apeigomis. Žmonių paprašėme paaukoti. Mes surinkome pinigų, kuriuos atidavėme vyskupui.
Jis sugrįžo į vyskupiją su maždaug $35,000, o tai nemaža suma tokiai iniciatyvai. Štai šiandien mes organizuojame dieną, kai priimame 70 jaunų chaldėjų. Pradėjome šventomis mišiomis, ką tik vyko pasidalinimas grupelėse, o dabar eisime pietauti šalia esančioje parapijos salėje. Pietausime visi drauge, o po to bus nedidelė programa su libaniečių ir irakiečių šokiais bei dainomis. Pabandykime įsivaizduoti save jų padėtyje. Jei būtume staiga išmesti iš savo namų. Nežinau, ar užtektų drąsos tęsti gyvenimą taip, kaip jie. Tai labai sunku. Ir mūsų pareiga yra padaryti viską, ką galime, kad padėtume tiems žmonėms. Jie buvo išmesti iš savo namų dėl vienos priežasties. Todėl, kad yra krikščionys. O mes kaip krikščionys privalome padaryti viską, kad jiems padėtume. Visose šiose situacijose, ar tai būtų Sirijos ar Irako krizė, kartu su ekonominė Libano krize, atsiranda daug tuo pasinaudojančių ir nelegaliai prekiaujančių. Antrasis aspektas yra demografinis. Libanas negali priimti visų šių žmonių. Trečiasis, humanitarinis aspektas, yra išties svarbus. Reikia kuo skubiau sutvarkyti ligonines. Kaip tai padaryti? Remiuosi popiežiaus Pranciškaus paraginimu tarptautiniai bendruomeniai. Visų pirma, reikia sustabdyti ginklų prekybą. O kai bus sustabdyta ginklų prekyba, bus galima mėginti baigti šią kovą. Daesh mąstymas turi būti pašalintas. Jei pasisektų juos pašalinti kaip asmenis, nereikštų, kad nebus kitų grupių. Nuo 1950 metų vyko tam tikras mąstymo pasikeitimas, kuris ir atvedė į tokių grupių kaip Daesh susikūrimą. Negalima sakyti, kad tai nieko bendro su islamu. Visi musulmonai turime prisimti atsakomybę dėl to. Reikia prisimti atsakomybę, nes tai vykdoma islamo vardu. Ir norėdami pateisinti savo veiksmus, jie naudoja pagrindinius islamo tekstus. Vienas sričių, kurioje neseniai pradėjome dirbti, tai darbas su įvairių Libano religinių bendruomenių atstovais, turint tikslą suprasti, kas religijų požiūrių yra pilietiškumo vertybės. Šis darbas leido kiekvienos religijos mokyme integruoti kitą asmenį. Paprastai mūsų religinėme mokyme neminime kito tikėjimo asmens ir retai kalbame apie valstybę ir piliečius. Paprastai religinėme mokyme kalbame tik apie asmens ryšį su Dievu bei jo religinės bendruomenės broliais. Libanas tai priežastis, kodėl mes veikiame arabų pasaulyje,
turi parodyti pavyzdį pasauliui. Mes tai darome, nes tikime Jono Pauliaus II žodžiais, kad Libanas yra daugiau nei šalis. Libanas tai žinia. Mes tai transformuojame, sakydami, jog pereiname iš tautiškos valstybės į valstybę, kuris skelbia žinią. Tai šalis, kuri savo įvairovę gali būti žinios skleidėja pasauliui, tačiau reikia mokėti tvarkyti šią tautos įvairovę. Realus solidarumas šeimoms, pabėgusiams iš Irako, pasireiškia mažoje tėvo Sargono asirų bažnyčioje. Parapijiečiai remia finansiškai ir užleidžia savo butus pabėgėliams. Khalil ir jo šeima vieni pirmųjų pabėgėlių iš Irako atvykę į Libaną. Tik atvykus buvo labai sunku, nes jie pabėgo staiga. Negalėjo nieko pasimti. Turėjo tik tuo metu vilkimus rūbus. Jie pabėgo apimti tokios panikos, kad čia atvykusios mergaitės be perstojo kalbėjo apie siaubo momentus, patirtus dėl Daesh. Mes dėkojame Dievui ir parapijos žmonėms, kurie kiek tik galėdami mums padėjo. Čia atvykstant, vaikai verkė dėl savo dėdžių, kurie liko Irake, Erbile. Tai mūsų tautos tragedija. Kur beėjome, buvome persekiojami. Kur beeiname, ten mus naikina, žudo, plėšia. Nėra baisesnio gyvenimo. Jie ateina į namus ir sako, arba bėgi, arba tampi musulmonu, arba moki mokestį. Jei nesutinki, jie nužudo tave ir tavo vaikus. Ką mes padarėme, kokia yra mūsų krikščionių klaida, kad jie taip su mumis elgiasi? Ar mes esame persekiojami, kankinami, žudomi, plėšiami tik todėl, kad esame krikščionys? Ką jie bedarytų, norėdami mus atplėšti nuo Kristaus, mes nuo jo neatsitrauksime ir net jei tektų mirti, nepaliksime savo religijos. Mes esame krikščionys ir mirsime krikščionimis. Mes esame dėkingi Dievui už mums suteiktą malonę. Ši drama paliečia visą pasaulį. Vokietijoje, Štutgarte, chaldėjiška parapija sutelkė jėgas artimų rytų krikščionių palaikymui. Mes turime apie 3000 parapijiečių, iš kurių 99% pabėgėliai. Mes norėtume, kad visas pasaulis, ypač vakarų, sužinotų, kas vyksta mūsų šalyje, su mūsų tauta, ir kad tai priverstų susimastyti. Kaip galėtume jiems padėti? Ar tai būtų krikščionis, ar kokia nors mažuma? Visų pirma, tai yra žmogiškos būtybės, kurioms reikia pagalbos. Negalima sakyti, kad yra pirmos ir antros rūšies žmonės. Visi žmonės yra vienodi ir jie nori gyventi oriai, o mes norime jiems suteikti šią galimybę, paprastą gyvenimą taikoje. Maria? Baba? Čia mes jaučiame saugus. Galime ramiai miegoti ir be baimės palikti namus. Dėkojame Vokietijai už viską, ką gavome.
Svarbiausia, kad vaikai gali eiti į mokyklą, gali mokytis, kad sveikatos sistema čia veikia puikiai. Ačiū Dievui, čia su mumis elgiasi pagarbiai. Mes čia jaučiamės esantis laisvi. Rytų krikščionių situacijos akivaizdoje mobilizuojasi viso pasaulio religijos ir politikos atsakingi atstovai. 2014 m. Liepos mėnesį Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje buvo sukurta studijų grupė, subūrusi skirtingų partijų deputatus. Jei krikščionių negina krikščioniškos kilmės bei krikščioniškų tradicijų šalis, jie niekuomet nebus apginti. Jei Prancūzija, žmogaus teisių šalis, ginanti mažumas visame pasaulyje, neapgins krikščionių mažumų rytų šalyse, bus dramatiška. Mane jaudina rytų krikščionių mažumų klausimas. Mano manymu, jie turi teisę reikalauti gyventi ten, kur gyveno nuo seniausių laikų. Jie turi teisę turėti mąstymo laisvę, religinę laisvę, nuomonės laisvę, kurias mes savo krašte garantuojame visoms religinėms mažumoms. Mes nuvykome į Iraką, kad galėtume išties įvertinti situacijos sunkumą ir išties suprasti, kalbant su viską praradusiais vietos žmonėmis, ko jie pageidautų. Grįžau įsitikinusi, kad tikrai mums reikia priimti krikščionis iš rytų, bent laikinai, arba visam laikui, jei jie bijo grįžti atgal. Tačiau tikrasis problemos sprendimas ir iššūkis mums sudaryti galimybę jiems grįžti. Mūsų pareiga būti greta rytų krikščionių, kurie nesvarbu kokios jie bebūtų kilmės, šiandien yra priversti palikti savo šalį. Esu įsipareigojęs sukurti giminystės ryšius tarp Liono ir Mosulo diecezijų. Įsipareigojęs melstis Tėve mūsų maldą chaldėjų kalba kiekvieną dieną. Kol žmonės išvyti iš Mosulo galės sugrįžti į savo miestą, į savo namus. Esu kilęs iš Bagdado, o 2007 metais mano tėvai gavo laišką, pakištą po namų durimis, kur buvo parašyta išvykite arba. Buvo parašytas daugtaškis ir į voką buvo įdėta tikra kulka, o tai reiškia išvykti arba gausite kulką į kaktą. Taigi jie išvyko, nieko su savimi nepasiėmė. Buvau sugrįžęs į Bagdadą vasario mėnesį. Mūsų namuose jau gyveno kita šeima, kuri naudojosi mūsų gerovę. Jų vaikai apsirengia mūsų drabužiais. Nenoriu tiesiog reikšti savo jausmų arba jausmų savo tėvų, kai jiems tai pasakojau. Tai didelė kančia, netektis, bet ir paguoda tuo pat metu. Nes mes žinoma visko netekome, bet laimėjome vieną dalyką. Laimėjome savo tikėjimą, kuris mums reiškia viską. Turi visko netekti, kad laimėtum viską. Ou les sentiments de mes parents quand je leur ai dit cela. C'est une grande souffrance, c'est un grand chagrin, mais c'est un soulagement en même temps, puisqu'on a tout perdu, certes, on a gagné une seule chose, qui est tout. On a gagné notre foi, qui représente tout pour nous. On perd tout pour gagner tout. Ši vakarienė yra labai svarbi žinia mums visiems, krikščionims, musulmonams, žydams, vyrams ir moterims. Kodėl švaistote laiką, kurdami ir statydami tvoras? Gyvenkite brolybę su džiaugsmu. Jėzus atėjo mus mokyti, kad Dievas yra mūsų tėvas ir kad mes esame broliai ir seserys. Jis daugiau nieko nepasakė. Rytų krikščionių ištikimybės Kristui liudijimas mus paliečia bei stiprina mūsų tikėjimą. Po šio filmo mes norime sutelkti net Fogo tinklą, kad būtų meldžiamas ir užtariama už artimųjų rytų krikščionis, Irako ir Sirijos krikščionis, kurie yra persekiami dėl Evangelijos. Konkreti priemonė, kaip tai galima padaryti, tai jungtis prie kardinolo Barbarin kvietimo kiekvieną dieną pasimelsti Tėve mūsų maldą už artimųjų rytų krikščionis. Tegul mūsų įsipareigojimas melstis ir atlikti konkrečius solidarumo veiksmus
kuriuos šventoji dvasia galėtų mus įkvėpti, palaiko jų viltį ir juos užtikrina, jog viešpats yra su jais. Dievo žodis šį mėnesį yra Evangelijos pagal Matą 11 skyriuje 28 eilutėje. Ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu.